Purus, minkštas, įdomus ir labai skanus itališkas krafinas. Puikiai tinkantis pasmaguriauti su kava ar arbata, o mūsų namuose atlikęs garbingą Velykų bobos vaidmenį ant Velykų stalo ir sulaukęs gausybės komplimentų. Šiandien laukia jūsų dėmesio, komentarų ir vertinimo piršteliais. Sveiki, mielieji Devijos draugai, smagu, kad likote kartu. Tad čiumpam gerą nuotaiką ir keliaujam ieškoti reikiamų produktų. Mums reikės pieno, kiaušinių, cukraus, šiek tiek druskos, sausų mielių, džiovintų vaisių ir riešutų. Aš panaudosiu tai, ką radau virtuvės spintelėje. Tai razinos, džiovintos spanguolės ir pekano riešutai, kuriuos teko šiek tiek pasmulkinti, nes jie juk labai dideli. Na ir savaime suprantama, kad pagrindinis ingredientas miltai. 50 gramų sviesto reikia ištirpinti, o kol sviestas tirpinasi, 2 kiaušinius, 100 gramų cukraus ir žiupsnelį druskos dėl skonio balanso permaišome iki vientisos purios masės, kol nebeliks cukraus grūdelių ir pašviesės spalva. Supilame ištirpintą sviestą bei pašildytą pieną. Pienas turi būti maloniai šiltas, bet ne karštas. Viską gerai permaišius suberiame mieles. Ir dalimis sijosime miltus, visi maišant į tešlą. Kai jau bus nebeįmanoma tešlos maišyti mentele, teks į darbą pasitelkti rankas. Tešlą reikia minkyti tol, kol ji nebekips nei prie rankų, nei prie indo. Ir tai užims šiek tiek laiko, bet čia jau niekur nepaskubėsi. Gerai išminkytą tešlą paliksime porai valandų pailsėti ir pakilti šiltoje vietoje. Likusią dalį kambario temperatūros sviesto šiek tiek pamaigome, kad jis taptų dar minkštesnis ir mums būtų patogu jo aptepti tešlos lakštą. O štai ir mūsų tešla sugrįžo pailsėjusi ir gražiai išsipūtusi, labai švelni ir dar labiau minkšta. Su tokia tešla dirbti tikras malonumas. Ir kol ruošiu tešlą krafino formavimui, turiu laiko atsakyti į vis dar pasitaikantį klausimą komentaruose. Kaip reikia suprasti, kad pyragas ar biskvitas tikrai pilnai iškepęs? Aš visus pyragus ir biskvitus baigiant kepti tikrinu medinę lazdelę. Puikiai tinka medinis iešmelis, kai kuriais atvejais dantų krapštukas, bet šiandien jo nenaudosime, nes jis bus per trumpas. Keliose vietose į bebaigiantį kepti pyragą giliai įsmeigėme medinę lazdelę ir jei ištraukus lazdelė bus sausa, tai pyragas pilnai iškepęs, o jei aplipusi tešla, tai savo šedevrą reikia dar palikti kepti orkaitėje kelias minutes. Tai gali užtrukti nuo 5 iki 10 minučių, kiekvienu kartu individualiai. O po to vėl patikrinti. Manau, kad suprantamai atsakiau į šį klausimą. Jei kas neaišku, vėl rašykite komentaruose. Taigi, darbuojamės toliau. Tešlą iškočiojame plonu lakštu.
Kaip matote, ji visiškai nekimba nei prie rankų, nei prie lentutės. Nors aš šiek tiek pradžioje ir pabarščiau miltais, bet tai nebuvo būtina. Iškočiotą tešlos lakštą pertepame minkštu sviestu ir pabaršius džiovintais vaisiais ir riešutais susukame į tokį vyniotinį. Kurį reikės per vidurį gražiai perpjauti aštriu peiliu. Šiek tiek papurename tešlos sluoksnius, na ir toliau kūrybinis darbas, kurio nebekomentuosiu. Tiesiog žiūrim ir mėgaujamės tešlos terapija. Štai toks grožis galutinėme rezultate mums gavosi. Dabar jį reikės patalpinti į pergamentiniu popieriumi išklotą formą ir palikti valandai šiltoje vietoje, kad šiek tiek pakiltų. Jei forma nesandari, formos apačią būtinai reikia užsandarinti foliją, kad kepimo metu neišbėgtų betirpstantis sviestas. Pakilusi mūsų šedevrą siunčiame į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę 5–7 minutėms. Po to orkaitės temperatūrą mažiname iki 180 laipsnių ir keps šis grožis dar apie 40–50 minučių. Mums reikia orientuotis pagal savo orkaitę. Jei matome, kad krafino viršus ruošiasi degti, uždengiame viršų foliją. Pas mane štai toks grožis sugrįžo iš orkaitės. Išlaisviname dar karštą šedevrą iš formos ir dar šiltą apšlakstome ir aptepame skystu medumi. Tai suteiks ne tik malonaus saldumo, bet ir gražaus apetito keliančio blizgesio. Belieka mėgautis, skanaus. Keptas kiaulienos šmotas su bulvėmis – tai labai skanu, paprasta ir greita. Kai neturime laiko ar noro gaišti virtuvėje, ar netikėtai ruošiasi užgriūti alkani svečiai. Jau greitai lauks jūsų dėvijoje. O aš noriu padėkoti visiems, kas buvo kartu iki pabaigos. Labai tikiuosi, kad nepamiršote įvertinti mano darbo piršteliais, parašyti savo nuomonės ir patikrinti, ar įjungta kanalo prenumerata ir varpelis. Geros nuotaikos ir puikių idėjų, gaminant įdomius, skanius patiekalus. Iki.